Geležinkeliuose turėjom 2 incidentus ir reikėjo susėsti detalesniam aptarimui, įvertinti įvairius faktorius, priežastis ir pačią situaciją. Tai aiškiai sutarėme, kad kritinė infrastruktūra turi būti apsaugota kiek įmanoma labiau. Ir aiškiai sutarėm, kad jeigu yra tam tikrose vietose reikia daugiau techninių sprendinių, tai jie turi atsirasti. Tai po posėdžio galiu aiškiai pasakyti, kad buvo priimtas sprendimas, kad Lietuvos geležinkeliai kartu su Susisiekimo ministerija po 2 savaičių turi ateiti su detaliu planu, su sprendiniais, kaip galime padidinti kritinės infrastruktūros saugumą, šiuo atveju geležinkelių vėžių, ir kokie bus aiškus ir konkretus sprendiniai įdiegti, išmokstant pamokas, kad ateityje tokios situacijos nesikartotų. Kas iš tikrųjų džiugu, kad per šitus incidentus žmonės nenukentėjo, aplinka taip pat, bet be abejo suprantama, kad pati infrastruktūra yra nukentėjusi ir tam reikės papildomų techninių priemonių. Tai tokia trumpa mano įžanga, bet Susisiekimo kancleris tikrai turi daugiau detalių apie abu incidentus ir matyt pateiks. Ką galiu atsakingai pasakyti, sabotažo mes nematome šitose atvejuose. Tai abiejose atvejuose buvo techninės ir žmogaus klaidos. Tai tas iš tikrųjų ir iš dalies džiugina.